Džiugu šiandien nuo ryto jūs matyti tokius gražius, linksmus, džiaugsmingai nusiteikusius. Tegul jūsų laimėjimai ir planai bus džiaugsmo šaltinis. Savo darbą, kad ir koks jis būtų kuklus, atlik iš širdies. Jis yra tikra vertybė kintančiose likimo vingiuose. Būkite atsargus įgyvendindami savo sumanymus, nes pasaulis pilnas apgavystės. O mūsų statinė tuščia. Tai ką manai? Nagi, netylėk. Eik pati ir kapinė. Štai tau naujiena. O gal man pasigirdo? Na kągi, teks eiti pačią. O tu, likęs namie vienas, daržus ravėk, grindis mazgok, pietus virk, indus plauk. Sūnai, matematiką paruošt padėk. Gerai, gerai. Einu. Ei, sūnau, gana tingėt. Eina medų kapinėt. Ką sakai? Nieko negirdžiu. Sakau, gana tingėt. Eina medų kapinėt. Per dienas nieko neveiki. Dinderį muši. Eitum su manim. Tėvai, negaliu. Daug namų darbų turiu. Neliesk vaiko, dar suspės. Kągi jisai tau padės? Koks išgonis, akis blizga, rodosi kokia liga jau. O tu, tėvai, paskubėk, daug medaus prikopinėk. O jeigu neparnešiu, sugrąžintų tą akimirką lemtingą, kai tądien tėtis prašė, einam medų kopinėti. O išeiti nenorėjau, o išeiti patingėjau. Ant kokia baisi klaida, šitaip nubaudė mane. Tėti, mano mielas tėti, kaip tau į akį žiūrėti. Būčiau tą dienėję, būtum tu čia negulėję. Kaltas aš ir nėra slėpti, nuo savęs jau nepabėgsi. Laikas pagaliau nutarti, kaip turiu toliau gyventi.
Ir tai yra didžiausias šuolis į viršų. Pabrėžiu, ūgiu. Laimėtojas yra Audrius Danylas. Galbūt savo ūgį ruošiesi panaudoti ateityje, galbūt būsi krepšininkas, garsinsi mūsų mokyklą. Gal ne. Taip, nominacijų už mokslo nuopelnus laimėjo Ieva Mačionytė. Esi pripažinta geriausia moksleivė mūsų mokykloje. Sakyk, ar niekada neiškildavo problemų su nepadarytais namų darbais ar viena kita praleista pamoka? O kam to nepasitaiko? Taip. Nominacija metų linksmuolis laimėjo Vytautas Jablonskis! Ar linksmumas padeda kasdieniniame gyvenime? Galbūt lengviau išsisukti nepadarius namų darbų? Kartais. Kartais. Galbūt norėtum palinkėti ką nors linksmo klasiokam šimtadienio proga? Susijaukime žmogus dabar! Palaikykim Bernardą! Ar netrukdo sportas mokslams? Labai trukdo. Kokia to grožio ir žavesio paslaptis? Galbūt specialios priemonės, kas padeda visą tai ištikti gražiai? Daug miego? Ar planuoja ateitį susijęti su muzika? Tai žinoma, muzika gyvenimas. Labai malonu, o kokie pačiai... Gana išdidaus vaikino įvaizdį mokykloje. Ne tas žodis. Manyčiau, truputėlį bus gaila palikti mokyklą, kurioje tu esi vis dėlto metų erelis. Tikrai ne. Aišku. O kaip manai, kodėl būtent tu gavai šį apdovanojimą? Aš kiečiausias. Taip, Betas Kačiauskas, dėkojame. Galėtum pademonstruoti savo gražų balsą, vis dėlto esi metų balsas, ir padainuoti mums kokią gražią linksmą dainelę. O man labai įdomu, kokia mėgstamiausia tavo spalva? Gal balta? Na taip, šimtadienis labai praėjo turiningai, o dabar palinkėsiu visiems abiturientams stiprybės.